Sveiki draugai, sveikinuosi su jumis iš Pajūrio miškų. Čia toks fainas yra momentas dabar, neįtikėtinai. Ruduo kaip jau kokias 3 dienas, kaip prasidėjęs, taip nėra dar šalta. Galima lengvai apsirengus būti ir tiesiog gerą pasivaikščiojimą padaryti tiek savo dvasiniam, tiek fiziniam, psichiniam kūnui. Ir ką norėjau pasidalinti su jumis visais ir su savimi pačiu irgi, kad nepamiršti. Ir šiandien tokia naujiena realiai gavau, kad žarnynas skaitosi pirmos smegenys, paskui čia eina smegenys. Tai ir mūsų laimė priklauso kažkur 95 procentai nuo žarnyno veiklos. Dabar čia reikia gerai pervirškinti, pamastyti, 95 procentai. Čia kažkaip nesuvokiama iš tikrųjų. Laimė. Visi nori būti laimingi, bet jeigu vyksta gyvenime, tarkim, zaporas, vadinamas tas kamštis, ir tenai vyksta procesai įdomus, tai kurgi ta laimė? Tai žodžiu, visiems linkiu atkreipti dėmesį į žarnyną. Ir tai yra susijęs su to pačiu ir cukrum, ir miltais, kur tie produktai realiai neturėtų būti mūsų gyvenimuose. Mes tada galėsim efektyviai veikti kiekvienas žmogus unikaliai. Pagal savo prigimtį galės atlikti savo pareigas ir būti laimingas, ir kiti bus laimingi nuo to, kad jisai ne durį stumdo, kaip sakant, o gyvena žmonišką gyvenimą. Tai visiems linkiu gero vakaro, gero gyvenimo, nuostabaus gyvenimo. Už gerą dar per mažai pasakyta. Ir būkite laimingi ir džiuginkite kitus žmones.